Sveiki atvykę į mano naują butą. Pradėsiu šitą vlogą turbūt nuo tiesiog parodymo, kaip šitas butas atrodo kol kas. Man tik čia atvykus. Taigi nuo to, kad vaikštau su batais, kaip kokia amerikietė, vien dėl to, kad čia ir šeimininkas vaikščiojo su batais, ir aš vaikščiau su batais, tai čia purvinos grindys bet kokiu atveju. Tik užeinam, vaizdelis štai toks. Čia iškart pasisukus turime vonę. Štai taip atrodančią. Tai standartiškai dušas, skalbenkė, radiatorius, skincare susidėti visokius dalykus. Tuomet noriu jums parodyti savo mylimiausią dalį, kurią aš tikiu visat prioritetą, kai renkuosi butus, tai yra virtuvė. Pažiūrėkit, kokia jinai graži, kokia jinai didelė. Netgi įrankių čia visokių paliko. Kas yra žiauriai faina, tai kad čia lentynų yra daug. Va čia jau mano dalykai. Nes aš visą turiu daug kruopų visokių ir panašiai. Indų daug turiu. Čia, žodžiu, turėtų tikrai man užtekti tos vietos susidėti viską. Čia LED lemputės. Jas neveikia, žodžiu. Pasistačiau savo ir paveikslą, ir knygą. Nu, čia tada sofa lova. Stalas, peršeras, kas yra žiauriai gerai, nes man nereikės vežti savo. Čia dar mano daiktai visi neiškrauti ir čia dar ne visi daiktai. Čia paveikslas toks su avinėliais. Žinau, kiek čia matosi, nes saulė žiauriai atspindi. Nu tai va, čia iš kitos pusės. Ir čia jūs galvojate, kad jau viskas, ne? Čia aš galėčiau, manau, netgi nuomoti kažkam kambarį atskirą, jeigu matrasą pastiesti. Aš galiu ir čia dėtis rūbus, ir kaip matot, jau porą pasidėjau. Ir čia sukrauti visko. Man paliko siurblį sušluota, kas yra tobula. Ir čia netgi šviesa yra beje. Tai va čia tokia užslėpta spinta, bet ir čia yra susidėti daiktam. Kuo daugiau tokių lentynų, ten lentynų, tuo mažiau krenta daiktų į akis. Ir po valandos, pusantros atvažiuoja mano senelis ir aš mus veš su seneliai į koncertą. Šiaip jau turėjo dviesi varyti koncertą, bet senelis persigalvojo ir aš tokia, aš varysiu. Bet prieš tai turiu deadline, pusantros valandos, čia viską iškrauti. Žvakidės. Čia yra visokių vaško likučių. Dabar trying my best nuskrečiant. Visų pirma, iš vidaus. Ten dar irgi žvakės likutis yra. Nu ir pato bandysiu iš išorės, kiek įmanoma, šitos visus vaško gabaliukus. Paukosiu vieną peilį tam. Kad ir kiek bandau, man nepavyksta jų tobulai atskrečiant. Tipo, iš tolo atrodo normaliai. Jaučiu, mano mama žinos, ne visi žino, kaip kažką išvalyti. Aš nesuprantu, kodėl pas mane tiek mažai rūbų čia. Aš dar ne visus parsivežiau. Ir čia yra maišai ir visokie kitokie dalykai, kur dėt daiktus. Taip, šitos aš naudoju kelionėms susidėti daiktus, o čia apsipirkinėti. O čia yra realiai nuo mano stovo maišas, bet aš jį naudoju. Žodžiu, šitą maišą labai patogu susidėti apatinius pižamas, visokius kitus smulkius rūbus ir tiesiog įsidėti į tašį, kai keliauju. Ir ten dar savo kuprinę įskišau. Nu ir suspinta. We're done. Kadangi mane žiauriai erzina, kaip atrodo šitos visos kruopos pakeliuose, nusipirkau stiklainius, noriu perdėti savo naudojamiausias kruopas. Tiesiog biškiai gražiau atrodytų. Norėjau gal tiesiog biškai pasidalinti, kodėl aš iš vis persikrausčiau. Tokį mini life update. Mano gyvenimas yra gana chaotiškas, nes aš nelabai turėjau kažkokios pastovios gyvenamos vietos. Ir mes kažkaip ir su terapeutą daug šnekėjom, kad man labai patinka turėti kažkokią pastovią rutiną ir man labai patinka turėti pastovią tuo pačiu gyvenamą vietą. Tai va šitą butą, žodžiu, išsinuomavau pusę metų. Ir va vienas šiaip svarbus dalykas, kurį pastebėjau per savo tą patirtį nuomuojantis butus, tai kad... Kaip viena mačiutė dabar žiūri mane, aš negaliu susifokusuoti. Grėt, močiutė dabar labai lėtai ėjo, atsisuko, sustojo, žiūrėjo mane ir toliau labai lėtai ėjo ir žiūrėjo mane. Žiūrėjau,
kai nuomojas butą ir pradedi apžiūrinėti butus, būna taip su butais, kad, man bent jau, aš užeinu ir tipo teoriškai atrodo erdvus, ten gera kaina, gera lokacija, bet viduj būna toks gut feeling, kad, kažkas negerai, kažko tipo jame biški nejauku. Ir aš ignoruodavau šitą jausmą ir tipo Simona jung racionalias smegenis savo ir aš paimdavau ir man vis laiko, kol aš jame gyvendavau, man tas jausmas išlikdavo, kad tipo teoriškai viskas gerai, bet kažko man jame nejauku. Su šito būtų buvo taip, kad aš kai užėjau, man biški erzino žalsvos sienos, aišku, žinau, aš čia jau kabinėjos. Aš dažniausiai būnu labai perfekcionistiška, kai aš ieškau būtų, tam bandau tipo tobulą rasti, tai man reikia taip save stabdyti, kad iki tam tikros ribos aš sau leidžiu būti perfekcionistiška, nes vis dėlto vis tiek tipo pusę metų gyvensiu, bet ne per daug kabinėtis prie detalių. Bet kai aš užėjau, man buvo taip jame jauku, taip pajutau, kad čia man būtų taip faina gyventi. Dabar, kiek aš čia jame esu 3 dieną ir man jame taip jauku. Tai čia toksai tipsas, jeigu žiūrėsit butus, neignoruokit to gut feeling. Bent jau man labai pasteisino neignoruotos tokios intuicijos, ar kaip ją bepavadintume. Aš kaip ir kriterijų turėjau nedaug. Dėl lokacijos kaip ir buvo flexible, bet aš norėjau būti žiauriai toli nuo Vilnius. Aš dabar esu gal 20 minučių su autiku iki centro. Aišku, tobulą atveju ten norėčiau gyventi senamiestyje, naujamiestyje, bet ten jau ir kainos. Turėjau biudžetą, šitas butas, aš netgi nusturėjau 10 eurų. Man tėtis sako, visą dėrėkis, nes blogiausiu atveju bus ta pati kaina. Geriausiu atveju, mano atveju, 10 eurų staupys. Bet kalbant apie butą, tai vienas didžiausių mano prioritetų buvo virtuvė, nes aš ir šiaip mėgstu gaminti, aš tos receptus ir filmuoju. Tai man buvo labai svarbu, kad ta virtuvė šiaip nebūtų mažytė, nes aš nesuprantu, kas dabar yra. Kažkokia toks jausmas, kad virtuvių krizė yra Vilniui, nes dabar yra labai daug tų tokių bendrabučio tipo butų, kur ta virtuvė, jinai atrodo kaip per Simsus, neturiu pinigų, bet man reikia kažko, kad mano tas Simsas nemirtų ir pasigamintų suvalgyti. Tai ten, tipo, žinot, užstatai 2 šitas, kad būtų kaitlentė ir kur ten papjaustyt kažką, tipo viskas. Aš kaip žiūrėjau butų, žiauriai daug neturi orkaitės, turi šaldytuvą tokio dydžio, man čia yra per didelis pasiaukojimas. Tipo, aš jau geriau turėsiu mažesnį butą ar toliau nuo centro, bet turėsiu gerą virtuvę. Aš šiaip, aišku, norėjusi gražaus buto, kur man būtų jauku. Tai va, toks yra kontekstas. Šiaip aš dabar grįžau neseniai iš savo 5 savaičių kelionės. Jeigu nekeliaučiau 5 savaitės, tai manau ir anksčiau išsinuomočiau butą, bet dabar tiesiog žiauriai neapsimokėjo nuomotis butą ir tada 5 savaitėm išvaryti. Jeigu turit kažkokių klausimų, tai parašykit komentaruose. Aš labai visiems, kad žiūrėjote ir visiems iki kitų video.